Sveiki visi! Esu Martynas Baranauskas ir šiandien važiuojame pas vieną iš mano sekėjų. Šiandien kalbėsime apie tokią temą, nuo ko viskas prasideda. Šiandien esame svečiuose pas įdomų žmogų. Prisistatyk. Haroldas. Haroldas. Taip trumpai ir aiškiai. Tiek užtenka. Ką gyvenime veiki, Harį? Mobiliųjų telefonų specialistas. Tai Kuršėnų mobilių telefonų specialistas. Kaip minėjau ankstesnėse video, šiandien bus tokia tema, kai žmogus susidomi audio aparatūrą, visiškai naujokas. Ar nepyks, jeigu aš tave pavadinsiu audio srityje naujoku? Ne. Kokią velnę tau to prireikia? Po įtemptos darbo dienos noris grįžti namo ir noris kažkur išlietas emocijas. Tai dažniausiai tai kažkaip nusprendėm su žmona, kad reikėtų gal pasidovanoti ant kalėdų sistemą, per kurią galėtum pasileisti kokią gerą roko muziką ir išlietą visą. Tau netinka tokie variantai kaip sportas, žvejyba ar litrobolas? Noris greitai išlieti tų emocijų. Aišku. Litras netinka. Litras netinka, bokso kriaušė irgi netinka. Nėra vietos. Ir nusprendėjai pasidomėti audio aparatūros sistemomis. Kas tau įdomiau, pats skambesys ar patys techniniai sprendimai audio inžinierijos? Net kiek suprantu, vis tiek esi žmogus tas, kuris prisiliečia prie lituoklių. Man gal daugiau patiko tas konstravimas, gal sakykime, tos visos sistemos surinkimas, diskutavimas, ko reikia, domėjimasis kažko naujo, sakykime, vis tiek iš tos srities buvau tik tai su telefonais viską, sakykime, domės tu kiekvieną dieną kaip ir specialistas, ne, tai kažkaip teko pradėti domėtis, kas tos kolonėlės, kokie ten tie specifiniai tie visi dalykai pas juos yra, ko reikia, ir tada pradėjom kartu kalbėtis ir ko pasiekoji atsirado ta mintis, kad reikia sistemos. Sveikinu su labai puikia audio aparatūros sistema, jo pirma aparatūros sistema, tai yra EQ-Pace vintažinis stiprintuvas, kolonėlės, nebeprisimenu, kaip vadinasi kolonėlė? Bowers & Wilson. Bowers & Wilson, tai kaip pirmas audio sistema, kai kurie net ir visą gyvenimą gali pragyventi su tokia ir niekur toliau neiti. Ir DAC Magic 100 atrodo, ne? Paprastutis, bet tikrai neblogas. Iš senųjų audiofilų esate tikrai ne vienas tokį turėjęs. Tai BMP3, ką nors ar bandai namie paklausyti flaką ar ne? Taip, bandžiau per nešiojimo kompiuterį, aišku, ten išgausi kažko, bet per nešiojimo kompiuterį per Tidalą online su prenumerata. Prenumeratą išbandai ir pajutai skirtumą? Tarp YouTube'as ir to, sakykime, to Tidalo, Tidalas tikrai duoda tą geresnę kokybę garso negu aiškesnis skambėjimas, švaresnis tonas ir panašiai. Ar per šituos metus supratai, kas tu toks labiau esi, audiofilas ar melomanas? Ar bent supratai, ką tai reiškia? Dar tik einam tuo keliu. Eini tuo keliu. Tai audiofilas, kuris labiau domisi audio aparatūros sistemos skambėjimu, melomanas, kuris gilinasi, kaip skamba muzika, pati muzika ir renka visokius įrašus, dar kažką. Renki kokius nors įrašus, kartotekuoji? Kol kas dar ne. Ne, dar yra laiko, dar prieisim. Prieisit prie to. Dabar iš tų dalykų per šituos metus tau pačiam buvo didžiausias nustebimas. Toks nustebinęs tave asmeniškai. Dėl garso? Dėl garso, tai... Garsas, sakykime, tas skambėjimas, aišku, sakykime, nežinai, kaip skamba ta pati brangiausia sistema, bet sakykime, kad šita sistema skamba geriau negu JBL'as, tai jau tikrai. JBL'as, ta prasme... Extreme antrąją kolonėlę, čia ta gamti. Nešiojama. Nešiojama, jo. O atrodė, kad jau tenais, jau atrodė, kad visi sako geras garsas, bet ne, šitų kolonėlių geresnis garsas. Na, tas garsas yra toksai geras, žemas, šiek tiek aštrokas, tikrai jeigu vėliau išgirsti galima ir dar geresnio garso, bet pradžiai tikrai neblogas, tikrai. Ne. Kaip manai, kuo dar trūksta tavajam garse namuose, jeigu apie audio aparatūros skambėsi
kalbant? Apie skambesį. Sunku būtų įvertinti, ko trūksta, tai ko nežinai, ko reikėtų. Tada vis tiek reikėtų Galva neskauda dėl to. Galva dar neskauda dėl to, tai reikėtų kažkur tais nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas pas kitus yra ir kaip skamba. Aparatūra ok, pas tave nėra kaip streamerio šaltinio. Ne, aš dažniausiai naudoju televizorių per optinį tą kabelį į tą konverterį tiesiai. Kol kas užtenka, bet ateityje, manau, reikėtų vis tiek to streamerį. Bent uogą. Jo, bent uogą, tai kartu gal bandysim tą projektą išgimdyti su tą uogą. Taip, ir aišku, čia yra sudėtingesnis dalykas, jeigu, kaip vėliau parodysim šiek tiek sienas, daugelis gyvena tokiuose moderniuose, naujuose namuose, tai su tuo sunkiausia susitvarkyti yra, bet pats yra akustika. Yra, kadangi sienas pas tave gipsas ar blokelis? Plytos. Plytos. Tinkas. Tai šiek tiek yra geriau. O, pavyzdžiui, pas mane, kai yra gipsas, tai iš karto skambėjimas yra prastesnis. Ir daugelis daro ir didžiausią efektą pasiekia, kai vietoj paveikslų, kai pakabina tos garso reflektorius. Nežinau, ar suprantat, žiūrovai tikrai supranta, įmesiu pavyzdį, bet tai labai pagerina bet vėl priklauso nuo namų dizaino. Ar susidarko tas dizainas, ar ne? Jo, turi derinti jau prie to, jau bet ką nepastatysi, bet kur irgi, nes, sakykime, kolonėlio aukštį, šitas irgi derinau, kad jos nebūtų aukščiau televizoriaus, kur yra pakabintas, nes televizorius jau buvo pakabintas, tai negręšė skylių į kitas vietas, tam, kad kolonėlės priderinti. Tai jau grinai žiūrėjau konkrečiai tą modelį, išsirinkau tų kolonėlių, kad būtų aukštis pakankamas. Laidus kokius išbandėjau? Kažką įdomesnio? Ne, laidai tai tie vieni, in akustika ir viskas, daugiau kažko tais nieko ten. Aišku, tai sveikinam su tokiu pirmu setupu ir kaip matote, ir nuo ko viskas gali prasidėti ir nuo ko viskas lygom, kokiom pradedam sirgti audiofilai, melomanai, tai šį kartą taip trumpai galime pasižiūrėti po turą. Iki kitų kartų, draugai. Iki.